Vienam video buvau užsiminus apie genetinės programas, nes tikrai yra perdodamas genetinės lygos, kur mes, pavyzdžiui, net galim nežinoti, ne, bet jeigu pas mano mama buvo ten varikozė, ne, tai ir aš turėsiu lygiai tą, galiu turėti lygiai tą pačią lygą. Tai aplamai dėl visų programų, charakterio, gyvenimo kažkokio, ne, ten, kad jeigu mano močiutė, mama išsiskyrė, ne, ir aš išsiskirsiu su savo vyru, nes tai yra tiesiog genetinė programa. Tai daug yra tokių dalykų, kad, pavyzdžiui, mes galim arba jau nebeturėti tėvų, ne, arba net neturėti tokių gerų santykių, kad paklausti tėvų, ar ten turėjo kažkokias ligas, ne, ar galvoja apie savižudybę, ar turėjo abortų, ar dar kažkokių tokių, nežinau, kažkokių tokių dalykų, ne, kad ten, pavyzdžiui, dažnai, nu nedažnai, bet kartais girdžiu, kad aš nežinau, kad mano tėvas ten buvo, nežinau, kažkoks ten nusikaltėlis, ne, ten vagys buvo. Ir aš kaip vaikas irgi turiu potraukį tam. Ir tik po tam tikro laiko aš sužinau, kad mano tėvas tą turėjo, ne, o iki tol nežinau. Tai pasąmoniai, genetinėme lygyje, ne, mes gaunam tas pačias programas iš tėvų, iš protėvių ir mes patys to nežinodami, mes jas galim realizuoti net nesuprasdami, kodėl, ne, arba kodėl ten dažnai būna, pavyzdžiui, net nedažnai, tiesiog kartais būna, kad moteris išteka už vyro, nežinodama, kad jis, nu, pasakysiu tokį labai jau blogą atvejį, tiesiog, kad kontrastiškai suprastumėt, kad jisai ten buvo samdomas žudikas, ne? Ir jinai nežino, jisai tikrai idealus vyras, o tada gimsta vaikas, berniukas, pavyzdžiui, jisai užauga ir irgi pradeda norėti arba žudyti ten katinus, šunys, ne, ten vaikus, nu, ten pradeda va taip, ne? Ir moteris nesupranta, iš kur pas mus tokioj laimingoj šeimoj gali būti toks vaikas. Tai vat, net nutylėtos visos programos, gyvenimo kažkokie atvejai, jie persiduoda genetinėme lygyje. Ir dėl to labai svarbu savo vaikams pasako, taip, kad taip, ten aš tą padariau blogai, bet tai yra blogai, ne, aš nežinau, kur kreiptis, ne, aš nežinojau, neturėjau pagalbos kažkur, kur galėčiau surasti tokį kaip palaikymą, ne. Ir dėl to aš pasielgiau taip. Ir vaikas jau žinodamas, kad mano tėvai padarė taip, jisai jau nebijos nueiti pas juos, ne, paklausti, pašnekėti. Arba net jeigu nenorės jisai eiti pas tėvus ten šnekėti, tai jisai jau žinos, taip, buvo pas mano tėvus, taip, tai reiškia ir pas mane dabar vyksta panašus procesas arba toks pats, ne, ir aš turiu galios pakeisti. Tai, pavyzdžiui, tai lygiai pats paprasčiausias dalykas, ne? Mano seneliai rėkia ant mano tėvų, ne? Tėvai rėkia ant manęs ir aš turiu pasirinkimą rėkti ant vaikų arba ne. Arba užkirsti tam kelią ir visgi aš būsiu to taško, kur pakeisiu, kad neberėksiu ant vaikų. Nes tas rėkimas tai irgi vėlgi yra tos genetinės programos. Tik ne ligos, o psichologinės, mentalinės, ne? Ir mes turim galios pakeisti šitas programas. Tai ir net turim galios sužinoti, yra technikos, ne, konsteliacijos, pavyzdžiui, labai, labai gerai veikia ir mes galim sužinoti apie kažkokias programas, kurių mums nepapasakos tėvai, apie kurias aplamai nieks nežino, tikrai galim sužinot, pradirbti ir pakeisti, kad nenešti toliau į ateitį ir savo palikuonėms neperduot šitų programų. Tai labai svarbu žinot savo istoriją, savo protėvių istoriją, tą tokią istoriją būtent šeimos, ne, ir kažką keisti, nes jeigu jūs esat čia, jūs gaunat šitą informaciją, reiškia, jūs veda, jūsų angelai sargai, ne, jūsų kažkas saugotoja, jūsų, pavyzdžiui, jūsų šeimos linijos, ne, tai reiškia, jūs esat to taško, tuo svarbiu žmogum, kuris gali pakeisti.
pakeisti savo tą genetines programas.